Kodėl aš pradedu video būtent šį čia? Remontuojamas čia keliukas, nežinau, kažkuriame video sakiau, bus dviračių takelis, pėsčiųjų takas, su soliukais, su apšvietimu. Ir tai yra žiauriai geras dalykas. Nu, aš labai džiaugiuosi Palanga. Prieš metus ar prieš 2 aš buvau uždavęs tą klausimą, kada tą atkarpą ruožą sutvarkys. Tada gavau atsakymą, kad yra svarstoma. O ką jūs galvojat, po metų, pusantrų viskas prasidėjo. Tai va, žiauriai geras dalykas. Kai baigsis remontas, parodysim. Tai va, to šiandieną kitas dalykas, tai mes išvažiavom pasivažinėti. Ryte buvo, bijau pameluoti, ar 2 ar 5 laipsniai šilumos. Tai iš tikrųjų buvo jau labai šalta. Ir nelabai aš ryžausi važiuoti, bet palaukiau pietukų. Sumontavau vieną video. Ir kaipgi mes be pasivažinėjimo. Ir oras tikrai geras, super. Video neturėtų būti labai ilgas, nebent jau bus labai daug ką rodyt. Man atrodo, kad bus ką parodyti. Iš tikrųjų pasiilgau, žinokit, aš jau senai nevažiavau su motociklu, taip kažkaip, širdis atsigavo. Šiandien biškutį norėsiu ilgiau pasivažinėti, paišdykauti. Kadangi vis tiek visa kanalo idėja užgimė važinėti su motociklu, įamžinti tam tikrus dalykus, kuo daugiau žmonių, vaikų pritraukti, ne vaikų, būsimų vairuotojų prie tokios transporto priemonės kaip motociklas, tai reikia ir pratęsti tradiciją. Na, o dabar judam link mūsų šiandieninio tikslo. Taip, ir šiandieną mes mūsų čia nepasakiau pamokos tema. Čia ne mūsų tokia, nežinau, filmuko tema. Važiuojam pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip gyvena Lietuvos išrinktieji, turtingieji. Kažkurią dieną buvau išvažiavęs. Tai, jo, yra ką pažiūrėti. Kaip tik praeitą kartą dar teko man kalbėti su vienu žmogumi, kuris gyvena šitame rajone. Jis sakė, taksistai labai įdomiai vadina šitą rajoną. Nežinau, čia gal neaišku, nelabai gražu kalbėti taip, bet rusiškas žodis toks yra Palangos Rubliovka. Na, kas vyresnio amžiaus turbūt supras. Tai va, iš tikrųjų čia bus toks prabangus rajonas. Mes jau taip pasistengsim kelių taisyklių nepažeidinėti. Važiuosim, kur nėra ženklų, niekam netrukdysim. Kameros, visur kameros, kaip graži numeriukai. 1, 2, 3, 4, 5. Pratilpsiu. Važiuojam į kairę. Antytės. Ir vėl šlagbaumas, suprantat. Ką reikia tai slėpti, kad niekam mum nerodyt. O mes norim viską pamatyti. Ai, čia tikrai uždaryta. Aš galvoju, čia taip gražiai pravažiuos. Kokie čia rūmai, žiūrėkit. Medžiai beveik iš vandens auga. Mustangas elektrinis, Tesla.
Jūs man paaiškinkit, kiek pavyzdžiui gali kainuoti, aš jau nekalbu, namas, apartamentai, būtas, kiek sklypas čia kainuoja. Aš tai bijau pameluot, bet čia kokie 5 arba 10 arų, nu tikrai, nu nežinau, nedrįstu net spėliot. Bet tikrai kitur 2 namus pastatytum turbūt už tą pačią sumą. Pilnai su įrengimu. Iš kitos pusės gražu atvažiuot, pasižiūrėti. Tikiuosi, jums taip pat įdomu kaip ir man. O jeigu neįdomu, perinksit, žiūrėsit kitur. Kitus vaizdo įrašus. Rajonai. Vėl šlagbaumas. Tesla. Aš čia nesu net buvęs. Eina. Ne, nu smagu, kai žmonės gražiai gyvena. Aš tik už tai iš tikrųjų. Labai patinka žiūrėti ir architektūrą, ir namus. Čia apartamentai, žiūrėkit, Seaside 2, Seaside 4. Ok, o kur? Ai ne, čia jau kitas. A, kameras nenubrozinsim. Terasėlės. Šiandien nuosalda nieks nepasislėps. Koks medis. Save veidrodį galiu pamatyti. Pušynas už šitų namų yra. Fantastika. Dabar jeigu kažkas yra už to langą, tai labai nusteps. Čiukučiu, čiukučiu. Ir atrodo, tai važiuoja tokia maža gatvelė, atrodo, niek nekalta gatvelė. Nu ir jūs pažiūrėkit, kokie čia rajonai. Laukit, par kur šito žiavau? Čia įdomu, galiu aš įlysti privačią teritoriją. Ar čia mane jau nubaus iš karto? Kiemukas savo. Tas kiemas čia milijonų vertas. Reikia greičiau bėgti iš čia. To išbėgs pikta dėdė arba pikta moteris. Ir oras šiandien puikus. Vat iš tikrųjų norėjau kažkurios gražios dienos ir būtent padaryti tokį pažintinį Palangos turą. Amerikos raumenys. Pažiūrėkim. Challenger. Dodge. Nu, vaizdai kalba patys už save iš tikrųjų. Pažiūrėm, kas čia. Aha, čia išlysime savo gatvelę. Bet čia nesu buvęs po kairę. Liuks jūra. Škoda. Ir į darbą, ir į sodą.
žiūri mane su akiniais. Galvoja, ką čia šnipas filmuoja. Kokie gražūs augalai. Na va, čia mūsų Vanagupės gatvė. Prabangumo įsikūnijimas Palangos. Čia, žinokit, aš dar vaikščiojau, bandžiau kažkada sveikai gyventi, sportuoti, bėgiodavau. Čia šitų namų net nebuvo pastatyta. Realiai mačiau visus namus, kaip buvo statoma, daroma. Šitie vat gražus projektėliai. Ir mes vis tiek turim šiandien paliesti karo temą. Pamatysim vieną dalyką. Ten mūsų pušynas ir jūra priekyje. Bet kiek brangiai kainuoja tai visi augalynai, žolynai, sutvarkymai. Filmuojam, mes tave su BMW. Nežiūrėk taip į mane skersai. Aš tokių projektų nesu matęs iš tikrųjų. Ir kaip gražiai. Nu, man tai patinka. Keista, kaip čia dar neišasfaltuota. Žiūrėkit, tenisų kamuoliukas. Galėčiau pasimti, gal nieks nemato. O mūsų istorinis dalykas tai yra mūsų priekyje esantis bunkeris. Bandykim biškį privažiuoti. Sportas gerai. Aš sakiau, kad bus karo dalis, karo istorija kažkokia. Bet žinot ką, aš dabar galvoju, kaip aš apsisuksiu. Aha, matau. Taip, ir mes dabar gražiai atbolinių pasiduosim. Švelniai, švelniai. Visgi 250 kg. Nu ir va tokie prabangus namai prie pat jūro, pušynė. Čia ta Molotovo linija, bunkeriai statyti. Ir tu išeini, vat. Tu išeini terasą, valgai tos šašlykus. Ir tau toksai daiktas prieš akis. Istorija. Istorija. Nu ir viskas, pušynas. Jūra. Jau reikia sportuoti ir man reikia sportuoti. Kada to laiko reikia atrasti. Blemba. Su kamera gal niekur neužkliuvau jau. Statybos pušynė. Žiūrėkit, pušis netgi pro langus, pro balkonus į vidų lenda. O šlagbaumas uždarytas, neįvažiuosim. Vadinasi, turi ką slėpti. Važiuosim patikrinti. Žeminis garažas. Kažkada seniau domėjausi, tai čia, jeigu neklystu, tai apartamentai 30 kvadratų ar 35
kainavo, nu aš bijau pasakyti, 300 tūkstančių, 350 tūkstančių. Tai baisu. Aha. Ką mes čia turim? Privati valda. Privažiavimo prie jūros nėra. Klausimas, ar toks ženklas yra legalus apskritai. Privati valda. Važiuojam pasižiūrėti privačią valdą. Vanagupės gatvė. Čia, žinokit, šitam pastate yra baseinas didžiulis. Pat išduosiu aš jums paslaptį. Teniso kortai ir baseinas. Pravažiavimo nėra. Mes tai bumt ir prabangiam rajone. Kažkas žiūri pro langą. Stebi priešą. Kokia gamta tvarkyta, kokie medeliai. Šis specialios rūšys dar yra. Čia jūs prižiūrėti dar reikia turbūt skirtingai. Nu, sandėliukai nepaslaptys, kodėl turi būti, todėl kad tie būtai po 30 kvadratų, po 40 tai nėra nei kur siurblio padėti, nei kur, nežinau, lovelės, žoliapjovės, dar kažko. Ir ten žmonės vat bėgioja grynai už to namo, pro langus. Bet gražu. Man labai patinka vat visos pušelės, viskas. Taip gražiai sutvarkyta, elektromobilių vietos. Įdomu, kiek Lietuvos politikų turi čia viską prisipirkę. Bet oras tai fantastinis, žinokit, važinėtis. Aš nejaučiu nieko, jokio šalčio, tik nosis biški va. Reikia patrauklėt. Matot, mūsų neįleidžia pro šitą šlagbaumą. Čia iš viskai gražiai kažkokia oranžerija padaryta. Čia reikia dar fantaziją sugalvoti taip daryti. Nu, projektas tai žiauriai fantastinis. Čia turbūt baseinas, gal kavinė, nežinau, kas čia galėtų būti. Labai jau gražiai ir užslaptinta. Nu, aš tokio grožio tikrai nedažnai pamatau. Čia pažiūrėkit, važiuoji kaip kažkokioj architektūros oazijai. Čia norėčiau turėti namą kažkur tais. Atvažiuoji, pasislėpi nuo viso pasaulio. Nu, šakos tau tiesiai pro langą lenda. Labai įspūdinga. Tik reikia uždirbti. Turbūt ne už mokytojo algą. Nu, saulė būtų smagu, kad nedingtų. O. Privati valda, praėjimo nėra. Privati valda. Niekas nematys, mes taip patiliukais. Čia šiukšlinės turi geresnį namuką negu geriau patilės. Aha, dviratukai. Stop, praėjimo nėra.
pažiūrėkit, kaip šlagbamą užsidėjo, kad aš nepralysiu net. Čia, kiek čia yra? 10 kvadratinių metrų. Žaliapjovės robotas stovi. Gal 10 kvadratinių metrų. Vat šito, žinokit, kompleksų aš pats nebuvau matęs. Aš kai atvažiavau pasižiūrėti, iš tikrųjų žiauriai gražu. Ypač visą tais, nežinau, mediniai ten turbūt tie turėklai sugalvojau. Čiagi parkingas apačioje. Wow. Norėčiau čia gyventi. Niekam nesirūpint, žolės nepjaut, grįžti tokį apartamentą, mašiną pasistatai, motociklą pasistatai. Čia Palangos linas, Palangos lino baseinas, jo. Aš čia kažkada maudžiausi. Prisimenu geriausias akimirkas mano gyvenime. Tais laikais. Nu ir nesakyk, kad tu manęs neišleisi. O, koks aštrus. O, žiūrėk. Automatinis išleidėjas. Ten koks aštrus bortelis metalinis buvo. Kur pasuksi galvą, ten didžiuliai pinigai. Tai va, o dabar važiuosim į kitą Palangos galą. Kaip sakoma, vyšnaitė ant tortuko viršaus. Matysim, kur yra įsikūręs mūsų vienas žinomiausių ir skandalingiausių dabartinių Lietuvos politikų. Taip jau teko man jį užmatyti ten keletą kartų, tai aš manau, kad jisai tenais ir yra kažkur įsikūręs. Na va, mes pagaliau atvažiavom į kitą Palangos galą. Ir čia, mielieji, būtent šituose apartamentuose kažkur, nenoriu gilintis į kuriuose, bet čia gyvena mūsų didžiai gerbiamas Žemaitaitis arba, nu, gal nuomoja. Bet aš manau, kad čia jisai ir turi kažką. Ir čia dar tų kompleksų bus daug. Gal žiūri pro langą dabar? Tai va, saulytė jau po biškį leidžiasi. Biškį taip jaučiasi, laipsnių mažėja. Tai šiandien va taip tiesiog norėjau išvažiuoti, pasivažinėti, pasirelaksuoti. Tai va, čia yra mano terapija, tai nieko nėra geriau iš tikrųjų už tokį pasivažinėjimą. Jeigu duos oras, duos galimybės, tai tikrai dar išsitrauksiu ne kartą. Tai šiandien ir viskas, ką norėjau iš jums parodyti. Važiuojam toliau. Dabar reikia pasivažinėti savo, be filmavimų. Ir namo, rytoj į darbą. Na, man atrodo, jums patiko. Man tai patiko pasivažinėti. Iki visiems.